Kaip išlaikyti darnią šeimą? Nors atrodo, kad viskas griuvo, iš atvirų ir nuoširdžių pokalbių liko tik pykčiai, barniai ir gresiančios skyrybos. Išlaikyti darnią šeimą reiškia turėti harmoniją. Ką sako harmonijos dėsnis? Leisk savo būti savim, o kitam būti kitu. Nevertink, tik stebėk. Kas yra nedarna? Jos nėra iš viso. Mes vertinam taip, tada, kada mūsų protas nepatenkintas tuo, kas vyksta. Kai kažkas tai daro ne taip, kaip mes norėtume. Kai kažkas tai nepatenkina trūkumų mumyse. Mes norim įsivaizduojamos padėties, reiškia mums trūksta kažko tai. Mes nepatenkinti tuo, kas yra. Reiškia, mes vertinam, mes išreiškiam nepasitenkinimą. Tai jau iš karto disharmonija. Mes pažeidžiam harmonijos dėsnį. Ir mes, išreikšdami į išorę savo norą ir trūkumą, mes neleidžiam kažkam tai būti savim. Neleidžiam vykti natūraliems dalykams. Kiekviena siela ateina rinkti savo patirtį ir atitinkamų būdų atitinkamose situacijose. Ir jinai elgiasi taip, kaip yra, ko jinai atėjo, tą jinai įrenka. O mes sakom, ne, tu ne šitaip rink, tu kitaip rink savo patirtį, ne tokią patirtį imk, tu kitokią imk, tu būk ne toks, koks tu dabar būni ir tą išjauti, o tu būk kitoks. Mes nustatinėjam kitiems, kaip jiems gyvena. Nedėkingas dalykas. Tai reikia leisti savo būti savim. Tai yra gyventi pagal savo širdį. Būti savim tai reiškia gyventi pagal savo širdį. Pagal tą dieviškumo blyksnį, ką mes išjautėm pasidavimų meditacijoje šiandien. Pagal tą pirmą mintį ir uždraust protui kapstytis toliau. Galvot apie resursus, tai neįmanoma, kaip čia aš pasieksiu, tai to nebūna. Tiesiog priimkit tą pirmą dieviškumo rezultatą, tai yra intuicija. Kada jūs pradėsit tai daryti, tai stiprės. Prisimenat? Šitą inkarą, jeigu jūs treniruosit, su kiekvienu kartu jisai stiprės. Lygiai taip pat, kai jūs pradėsit gaudyti ir vykdyti pirmą mintį, kada jūs pasikliovėt savo dieviškumu ir pasakėt, tai, ką tu atsiųsi, aš tą priimsiu ir iškart padarysiu. Paėmė pirmą mintį, protas sako, o tu durnas. Paimkit ir padarykit. Leiskit savo būti tuo durnu. Ir jūs pamatysit, kad tai protingiausias sprendimas. Neklausykit. Galų gale leiskit savo ir suklyst. Ir kas tokio? Klaidos yra nuostabi mūsų patirtis. Be klaidų nei vienas netapo protingas ir nei vienas netapo turtingas. Klaidas būtina daryti. Taigi apie darną šeimoje, jinai gali būti tik tai tuo atveju, kada mes neprievartausim išorės. Kuo mes galim įtakot savo šeimos narius? Savo harmonijos pavyzdžiui. Tiesiog rodykit leidimą
būti savim, savo ir kitam. Tiesiog šypsokitės, būkit harmoningi, valykit savo vidų, būkit laisvi. Pažiūrėsit, su kokiu pavydu į jūs žiūrės. Visi nori būti laisvi. Ir į laisvus žmonės žiūri su pavydu, kuris kartais įsireiškia per pyktį, kritiką ir taip toliau, bet visi viduj nori būti tokie pat. Laisvi. Tapkit laisvi. Leiskit vykti viskam. Žiūrėkit į tai ramiai. Matykit tame dieviškumą, matykit tame tėkmę, matykit tame kiekvieną sielą, kuri yra dieviška ir atėjo gauti savo patirties ir iš to pasimokyti. Leiskit tam vykti. Pakeiskit savo požiūrį į tai. Jo, leisk. Tik tai leisk, tai šakės bus visą gyvenimą, aš turėsiu šitą kęsti. Tas, kuris pasako šitaip, nesuvokia atspindžio dėsnio. Ką aš darau, keisdamas savo požiūrį ir leisdamas būti? Aš naikinu savo viduje įtampas, naikinu priežastis. Ir ką gyvenimas atspindi? Situacija be įtampų, ramia ir harmoninga. Jis atspindi mano vidų. O tame atspindy negali matytis kažkokių šunybių, kurios krečiamos man. Nes aš tai paleidau, jų nėra objekte, kaip jos gali būti atspindy. Suvokėt? Tai reikia man iš savo vidaus paleist galimybę būti nesąmonėm išorėj ir jos dings. Taigi jeigu aš leisiu kažkam laisvai kažką tai daryti ir nusiraminsiu, noras tą daryti pas tą žmogų dings. Tai yra energija. Ir viskas. Paprastas dalykas. Aišku, aš ne vienas įtakoju į išorinę situaciją, mūsų pasaulio sluoksniai dengiasi vienas per kitą. Aš paleidau, bet yra ir kiti šeimos nariai, bet kokiu atveju teigiamą poslinkį jūs pamatysit nedviprasmiškai ir greitai. Todėl savęs sutvarkymas visada surištas su išorė. Vat šitą supraskit. Nebijokit leist, tai nereiškia, kad jeigu aš leisiu, sako, leis kiaulę į bažnyčią, tai ant altoriaus užlips. Kada aš paleisiu ir paleisiu tokią galimybę netgi vertinti kažką tai blogai, tai tas blogai negali atsispindėti. Tos galimybės nebeliko manyje ir mano išorė tai jau neveikia. Nėra to atspindžio. Štai kur yra visas algoritmas. Šitaip sprendžiama bet kuri gyvenimo problema. Tik tai tokiu būdu. Ir stabdis didžiausias nesuvokimas atspindžio dėsnio. Kada aš leidau, tai jau mane ir užgrius. Va čia nesuvokimas. Todėl ir pristabdo šitą darbą su savim. Taigi aš noriu uždėti jums akcentą šitoj vietoj. Suvokit, kad kada jūs pasitvarkysit, keisis išorė fiziškai. Tiesiog pradėkit šitą dalyką tikrinti ir pamatykit, kad dingtų šitą baimę, kad jeigu aš užleisiu savo poziciją, tai mane visą gyvenimą minkys. Neteisybė. Tikrinkit, tikrai neteisybė.